taškų persvarą įgyja aikštės šeimininkai. Kazlauskas, Setterfieldas eina per apačią, Kazlausko atvira erdvė. Saltai komanda. Gali čia įvykti tas lūžis, Kučas su 4 pražangomis ginasi, bet... Po taiklių Narvilo baudos metimų. Kazlauskas, kairė rankis, Šilutė. Na čia kaip palinkėjimas, klausimas iš 3 dalių labai sudėtingas. To, ko norėčiau. Bet man gražu tai, kai yra kova. Ir ją kol kas čia tikrai turime. 4 taškai skiria komandas iki štai šio. Kazlauskas, Gortato užtvara pastatyta. Taškų. Olimpas apskritai yra pirma komanda lygoje pagal 3 taškų taiklumą, beveik 37%. Tais pačiais krepšininkais. O čia 3 taškai su varžu. Rungtynių pusė jam tik 4 taškai. Dabar į krepšinę meta dalyjasi puikiai kamuoliu, čia jau besileidžia. Gretose rezultatyviausias komandos kapitonas. Jis dabar su kamuoliu. Lukas Kazlauskas, 9 taškai, Adas Šimonis smeig. Trečiasis Demetrijus Leikas tik neseniai prisijungė prie komandos ir kol kas per porą rungtynių
renka ypač Panevėžio krepšinio gerbėjams. Prieš porą metų atstovavo šis žaidėjas Lietkabeliui. Na, o čia susikurti labai geros karjeros nepavyksta. Čia labai ir Barniesui taip pat nepavyko. Hutchinsonas irgi nėra taškų. Lukas pradžia buvo tiesiog velnioniškai nesėkminga. Pražanga Paulius Danis. Atstovė 2 taiklus baudų metimai rungtynių pradžioje. Ir vėl +3 turi Šilutė, čia puikiai jų gynyba, bet antrąjį